Mes dabar, kad jūs tikėtumėte tėvų gerai, melskimės gerai. Viešpatie, mes dėkojam už mūsų vaikus. Mes meldžiam, kad jie tikėtų Dievu, pasitikėtų Dievu, kad jie garbintų Dievą, kad šitas pasaulis, jisai neištrauktų jų iš tavęs, Dieve. Viešpatie, mes meldžiam, kad mūsų vaikai pažintų Dievą, jie gimtų iš aukšto, jie taptų garbintojai, kad jie taptų tavo vaikai, tavo garbintojai, Dieve, kad jie tarnautų tau. Mes meldžiam, kad mūsų vaikai būtų ištikimi Dievui, kad mūsų vaikai pažintų Dievą ir Dievo kelius, kad jie nevaikščiotų šitais keliais, kur vaikšto nusidėjėliai, bet kad jie vaikščiotų Dievo keliu, kad jie priimtų Dievo tiesą, kad jie pamiltų Bibliją ir skaitytų Bibliją, Viešpatie. Ir mes laiminam mūsų vaikus. Te būna jie palaiminti Jėzaus vardu. Amen. Sakyk, aš palaimintas. Aš garbinsiu Viešpatį. Taip, sakyk, aš myliu Viešpatį. Taip, kokie nuostabus. Taigi mes visada už jūs melsimės. Ir jūs turite pirmoji eilėje sėdėti ir garbinti Viešpatį. Gerai? Paplokim visą bažnyčią Viešpatį. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ar yra dar mikrofonas? Jisai paliūdys, pasidalins. Доброе утро всем. Labas rytas visiems. Labą dieną. Очень хорошо, очень приятно тут находиться. Labai malonu čia pas jūs būti. И хочу коротко рассказать, как я пришел к Богу. Trumpai noriu papasakoti, kaip aš atėjau pas Dievą. Я вообще родился в Киргизии, но жил здесь, в Литве, когда-то. Aš gimiau Kirgizijoje, bet čia Lietuvoje kažkaip gyvenau. И в 15 лет я уехал к своему папе в Германию. 15 metų išvažiavau pas tėvą į Vokietiją. Вот, и там 13 лет прожил. 13 metų ten pragyvenau. И 3 года я прожил в Израиле. Ir 3 metus gyvenau Izraelyje. Папа у меня еврей. Mano tėvas yra žydas, А мама у меня русская. mama rusė. Ну и я как-то всегда любил папу больше. Ir aš visuomet tėtį daugiau mylėjau. И поэтому считал себя евреем. Ir maniau, kad aš esu žydas. Больше, чем русский. Daugiau negu rusas. Но все-таки пару раз я стеснялся сказать, что я еврей. Bet būdavo, kad aš tiesiog gėdėjausi pasakyti, kad esu žydas. И в зависимости от ситуации я говорил, что я русский. Ir žiūrint, į kokią situaciją patekdavau, sakydavau, kad esu rusas. И я помню, я только пошел в šколу. Ir aš prisimenu, kai tik nuėjau mokyklą. И во 2 классе учительница записывала всех учеников. Antroje klasėje mokytojai visus mokinius sąrašą rašė. И почему-то спрашивал их национальность. Ir kažkodėl klausė tautybę. И были поляки у нас, Buvo lenkai, русские, rusai, литовцы. lietuviai. И когда спросили меня, я сказал, что я еврей. Ir kai paklausė manęs, aš pasakiau, kad žydas esu. Весь класс засмеялся. Visa klasė pradėjo juoktis. 7-летние дети. 7 metų vaikai. Вот, и я помню, мне тогда как-то стыдно очень стало. Ir man labai tapo nepatogu, gėda. Я покраснел. Paraudonavau. Вот, стыдно стало то, что я еврей. Gėda pasidarė, kad aš esu žydas. И то, что раньше было для меня проклятием, Ir tai, kas anksčiau buvo man prakeikimas, теперь стало dabar благословением. palaiminimas. И вот так вот Бог изменил все в Taip моей Dievas жизни, viską pakeitė mano gyvenime, когда я уверовал в Него. kai aš patikėjau juo. И я уверовал в Германии, Aš tikėjau Vokietijoje, будучи уже наркоманом. kai buvau dar jau narkomanas. У меня был друг, школьник тут, Mano draugas buvo. и я взял его с собой в Германию. Aš pasiėmiau jį su savimi į Vokietiją. Вот, хотел ему помочь. Norėjau jam padėti. Но без Бога невозможно помочь. Bet be Dievo neįmanoma padėti žmogui. Вообще никому. Niekam. И через 2 месяца мы с ним расстались.
Ir už 2 mėnesių mes su juo išsiskyrėme. Он вернулся в Литву, а я остался в Jisai Германии. grįžo į Lietuvą, aš likau Vokietijoje. Но с ним я научился колоться. Su juo išmokau durtis. Вот. И вот так вот я учился в школе. Ir taip aš mokiausi mokykloje. Потом я gод был в инженерном бюро работал. Po to inžinierių biure dirbau inžinierių. Потом в университете учился. Po to mokiausi universitete. И все это время употреблял наркотики. Ir visą tą laiką vartojau narkotikus. И потом я понял, что уже нету смысла дальше идти, потому что я все тупее и тупее становился. Supratau, kad nėra prasmės toliau eiti, nes aš vis dėliausi bukesnis. Вот. И встретил как-то одного еврея на вокзале. Ir stoti sutikau vieną žydą. И мои знакомые, они торговали наркотиками на вокзале. Ir mano pažįstami, jie pardavinėjo stoti narkotikus. Кстати, тоже еврей был. Irgi buvo žydas. Вот. И вот я встречаю на вокзале этого человека. Ir stoti aš jį sutinku. И он мне говорит что-то о вечной жизни. Ir jisai kažką pradėjo man kalbėti apie amžiną gyvenimą. И говорит, что те, кто не будут веровать в Иисуса, те будут вечно в аду. Ir jisai pradėjo man kalbėti, kad tie, kurie netikės Jėzumi Kristumi, jie bus amžinam pragare. А те, кто будут веровать в Иисуса, те будут O tie, kurie tikės, вечно в раю. jie amžinai bus rojuje. И меня это очень сильно заинтересовало. Ir mane tai labai sudomino. Ну и также он еще кое-что сказал, что придешь в церковь, Ir jisai dar sakė, ateisi į bažnyčią, найдешь жену себе, savo surasi žmoną, та, которая не будет тебе изменять. jinai niekada tave neišduos. И это тоже меня заинтересовало. Ir man pasidarė irgi labai įdomus tas klausimas. И вот так вот я попал в церковь. Ir taip aš patekau į bažnyčią. Это была русскоговорящая Tai церковь buvo rusakalbė bažnyčia, в городе Дюссельдорф. Diuseldorfo mieste. И когда я туда попал, Ir kai aš ten patekau, мне вдруг стало очень хорошо. staiga man pasidarė labai gera. И неважно, где я находился, Ir nesvarbu, kur aš būčiau. но когда в окружении меня были верующие люди, Bet kai mane supdavo tikinti žmonės, мне становилось хорошо. man darydavosi gerai. Мне было просто приятно находиться в этой атмосфере. Tiesiog malonu buvo toje atmosferoje būti. И вот так вот я попал в эту церковь и начал искать Бога. Štai taip aš patekau į bažnyčią ir pradėjau ieškoti Dievo. Я как-то приходил в церковь, и я чувствовал, что Бог есть. Aš ateidavau į bažnyčią ir jausdavau, kad Dievas yra. Вот. Уходил с церкви, у меня появлялись сомнения. O kai aš išeidavau iš bažnyčios, pas mane ateidavo abejonės. И я начал читать Библию Ir aš pradėjau skaityti šventą raštą и искать ответы в ней. ir ieškoti atsakymų. И однажды я натыкаюсь на такое место, где говорится о том, Ir vieną kartą aš radau tokią vietą, kur kalbama, то, что если вы не будете слушаться голоса моего, jeigu jūs neklausysite mano balso, вот, если вы меня оставите, говорит jeigu Бог. Dievas sako, jeigu jūs paliksite mane, И это он говорил к евреям. ir tai jisai kalbėjo žydams, И то станете притчей, tai jūs tapsite kaip patarlė, посмешищем. kaip pajokos objektas. И на самом деле вы знаете, что каждая третья шутка, она про еврея. Ir jūsgi žinote, kad kiekviena kas trečia anekdotas ir jokas yra apie žydą. И я понял, что евреи не всегда такими были. Ir aš supratau, kad žydai ne visuomet tokie buvo, Что они не всегда были жадными. kad jie ne visada buvo tokie godus, Что на самом деле это проклятие постигло их за то, что они оставили Бога. kad iš ties tas prakeikimas atėjo jų gyvenimą, nes jie paliko Dievą. И я хочу вам сказать, что теперь есть новые евреи, Ir aš jums noriu pasakyti, dabar yra nauji žydai, которые не жадные, kurie yra negodus, которые не ленивые netinginiai, и которые любят работать. kurie mėgsta dirbti. Вот такие есть новые евреи. Taip dabar yra nauji žydai tokie. Они приходят к Богу, Jie ateina pas Dievą, начинают верить в Иисуса Христа, pradeda tikėti Jėzumi Kristumi. и Бог снимает с них это проклятие. Ir Dievas tiesiog patraukia nuo jų šitą prakeikimą. И точно так же это проклятие когда-то было снято и с меня. Kažkada lygiai taip pat prakeikimas buvo nuo manęs nuimtas.
И для меня очень важно было, есть на самом деле вечная жизнь или нет. Ir man buvo labai svarbus tas klausimas, ar iš ties yra amžinas gyvenimas ar ne. Потому что если нету вечной жизни, я сам себе говорил, я лучше пойду еще поколюсь. Мне нравилось Nes jeigu колоться. nėra amžino gyvenimo, aš tiesiog pats savo sakydavau, aš geriau eisiu vartosiu narkotikus, nes man tai labai patikdavo. Я еще не до самого низа Aš докатился. nebuvau dar nusirytęs iki pat apačios. И где-то мне эта жизнь нравилась. Ir kažkur man patikdavo toks gyvenimas. Но все-таки, если вечная жизнь есть, Bet vis tik jeigu yra amžinas gyvenimas, я не хотел упустить этого шанса aš nenorėjau tiesiog praleisti to šanso. и потом сидеть в аду и волосы на себе рвать. O po to sėdėti pragare ir tiesiog plėšti plaukus nuo И savęs. жалеть о том, что я не Ir поверил. gailėtis. И поэтому я всегда искал ответы в Библии. Todėl visuomet aš ieškojau atsakymų Biblijoje. И я видел то, что Бог делал с евреями, на самом деле. Ir aš mačiau, kad tai, kad Dievas darė su žydais. И вообще, знаете, почему это спустя тысячи лет только случилось? Ir žinote, kodėl tai tik tai už 1000 metų įvyko. То, что вот недавно происходило, 60 лет назад. Tai, kas vyko neseniai prieš 60 metų. Потому что Бог говорит, что я благословлю до тысячного рода, Todėl, kad Dievas sako, kad aš laiminsiu iki 1000. а прокляну только до 4. O prakeisiu tik tai iki 4. Поэтому это благословение длилось еще тысячелетиями. Todėl šitas palaiminimas, jisai 1000 metų. Обещал, что накажу, если вы оставите меня. Dievas žadėjo, kad aš jūs nubausiu, jeigu jūs mane paliksite. Если перестанете слушаться моего Jeigu голоса. nustosite klausytis mano balso. И евреи, они когда-то перестали слушаться Бога. Ir kažkada žydai, jie nustojo klausyti Dievo. Но это благословение, оно еще длилось 1000 родов из поколения в Bet поколение. šitas palaiminimas, kuris buvo, jisai tiesiog dar tęsiasi 1000 metais. И Бог не наказывал их долгое Ir время. Dievas nebaudė jų ilgą laiką. Но все-таки когда-то это настало. Bet kažkada tai įvyko. И вы все знаете, насколько страшно это было. Ir jūs visi žinote, ant kiek tai buvo baisu. Где не жалели ни младенца, ни ребенка. Kur negailėjo nei vaiko, nei kūdikio. И Бог сказал, что поступят с вами еще хуже, чем вы поступили с теми народами, которые вокруг вас. Jis sakė, kad su mumis pasielgs dar daugiau, negu jūs pasielgėt su tom tautom, kurie yra šalia jūsų. И я читал, как поступали евреи с теми народами, которые жили вокруг них. Ir aš skaičiau, kaip žydai elgėsi su tom tautom, kurios gyveno aplink juos. И написано, что Давид, он брал женщин, детей, и всех их клал под пилы, под железные молотки. Ir parašyta, kad Dovydas imdavo vaikus ir moteris ir tiesiog po kirvių. Это в книге Второе царство, в 12 главе написано, если я не ошибаюсь. И я понимал, что еще хуже, чем это, может быть только смерть с мучениями. Ir aš žinojau, kad baisesni dalykai gali būti tik tai mirtis su kančia. И именно это и произошло с евреями. Ir būtent tai įvyko su žydais. И я понимал, что Бог, Он исполняет то, что обещает. Ir aš supratau, kad Dievas tai, ką žada, jisai tą ir įvykdo. И поэтому, с другой stороны, есть добрая новость. Ir iš kitos pusės yra gera naujiena. Мы с вами будем жить вечно. Mes su jumis gyvensime amžinai. Потому что Бог всегда исполнял то, что Он говорил. Todėl, kad Dievas visuomet išpildo tai, ką jisai kalba ir žada. Это мой телефон. Если Он пообещал, что у нас будет вечная жизнь, Jeigu jisai pažadėjo, kad mes turėsim amžiną gyvenimą, то у нас обязательно будет вечная жизнь. tai mes būtinai turėsim ir turim amžiną gyvenimą. Поэтому написано, что самый несчастный человек, кто надеется только в этой жизни на Бога. Todėl Biblijoje parašyta, kad tas, kuris tik tai šiam gyvenime pasitikė Dievu, jis yra pats nelaimingiausias žmogus. Но мы надеемся на вечное, взираем в вечность. Bet mes tikimės amžinybės ir žiūrim į amžinybę. Однажды я услышал о репцентре в церкви. Ir kai aš buvau bažnyčiai, išgirdau apie reabilitacijos centrą. И для меня очень важно было, чтобы это бесплатный репцентр был. Ir man buvo labai svarbu, kad tai būtų centras, kur yra nemokamas. Потому что я не верил, что мне помогут там, где будут с меня деньги брать. Nes aš kažkaip netikėjau, kad gali man padėti ten, kur iš manęs ims pinigus. И вот первый центр, который нашел, был как раз в Израиле. Ir pirmas centras, kurį aš atradau, jisai buvo Izraelyje.
И я полетел туда, Ir aš nuskridau į ten. прошел реабилитацию, Ten praėjau reabilitaciją, вернулся в Германию, grįžau į Vokietiją, 2 года еще учился в университете. dar 2 metus mokiausi universitete, И потом я задался вопросом, а какой смысл? Ну вот я хожу в церковь, o po учусь, to aš uždaviau savo tokį klausimą, koks yra tikslas. Varius Aš vaikštau į grifo. bažnyčią, mokausi, kovoju su nuodėme. и мне говорят, ну нормально, то, что там иногда грешишь. Nu ir po to sako man, kad gal kai kartais tu nusidedi, tai čia normaliai. Ну, в церкви мне так говорили. Taip man sakė И я bažnyčia. как-то соглашался с Ir этим. aš su tuo sutikdavau, Теперь я с этим не dabar соглашаюсь. aš su tuo nesutinku. И я как-то позвонил своему пастору и говорю, ну как мне сделать, чтобы не грешить? Я говорю, Ir aš paskambinau savo pastoriui, sakau, nu kaip man taip padaryti, kad aš nenudėmiaučiau. вот год прошел, я все-таки укололся. Vat praėjo metai ir aš vis tiek įsidūriau narkotikų. Вот. И мне пастор мой тогда говорит, чтобы тебе не колоться, тебе надо служить Богу. Ir tada man pastorius pasakė, jeigu tu nori nesidurti, tu turi tarnauti Dievui. И я принял решение, я уехал в Израиль. Ir aš nusprendžiau, aš išvažiavau į У нас как Izraelį. раз открылась библейская миссионерская школа. Kaip tik Biblijos mokykla misionierių atsidarė. И я закончил эту школу. Ir aš pabaigiau šitą mokyklą. И вот 5 лет я уже нахожусь в этом служении. Ir štai aš jau 5 metai kaip tarnauju. И Бог меня освободил от наркотиков Ir полностью. Dievas mane pilnai išlaisvino nuo Мы narkotikų. ездили в Германию, открывали там дом. Mes važinėjom į Vokietiją, ten mes atidarėm Каждую- tam namą Каждую reabilitacijos. неделю мы ездили на евангелизацию, на Kiekvieną вокзал, savaitę mes važiuodavom, realizuodavom į stotį, проповедовали там. pamokslaudavom. Вот. И Бог давал силы почему-то стоять. Ir Dievas duodavo jėgų stovėti. То, что раньше мне никогда не получалось, вдруг у Tai, меня kas anksčiau получилось. man nepavykdavo, staiga dabar pavyko. И год назад я приезжал сюда, Ir prieš metus laiko aš buvau atvažiavęs в į Lietuvą. Литву, и 2 человек подходили ко мне, Ir 2 žmonės buvo prieėję prie manęs, которые нуждались в реабилитации. kuriem reikalinga buvo reabilitacija. Я их звал к себе в Израиль, Ir aš kviečiau juos į Izraelį. и как я их только не заманивал. Ir kaip aš tik jų ten nekviečiau. Говорил, у нас там 4 моря. Sakau, mes ten turim 4 jūras. Можно я анекдот расскажу? Pasakosiu anekdotą. Знаете, что в Израиле на самом деле 5 морей? Jūs žinote, kad Izraelė yra 5 jūros. Ну, 4 вы, наверное, знаете. Это Мертвое море, Tai negyva jūra, Красное море, Raudonoji, Средиземное Viduržemio и Галилейское, ir Galilėjos, по которому Иисус с Петром ходили. kur vaikščiojo Jėzus su Petru. Оно называется морем, потому что внизу соленая вода, Jis vadinasi, tai vadinama jūra, todėl kad apačioje yra surus vanduo, а сверху пресная. o viršui, Поэтому на берегу можно найти там ракушки. todėl pakrantį gali rasti kriauklę. И в Израиле есть всегда опасность, когда уровень воды опускается ниже среднего, Ir Izraelėje visą laiką pavojus, kai то vanduo эту nusileidžia воду žemiau negu. уже нельзя пить, потому что она уже морская там. Nes jau tada tą vandenį negalima gerti, nes Поэтому- jisai jau Когда Юрос. долго нет воды, и все евреи начинают молиться, искать Бога. Ir kai ilgai nėra vandens, žydai pradeda melstis ir ieško Dievo, Когда нету дождя. kai nėra lietaus. Но есть еще 5 море. Bet yra dar 5 jūra, Это море евреев. tai žydų jūra. Ну ладно. И что я рассказывал? Анекдот. Анекдот закончился. Как заманивал. И когда я сюда приехал, да, я этим 2 знакомым, Kai aš čia atvažiavau, aš šitiem 2 pažįstamėm, один жил где-то в землянке, vienas kažkur gyveno namukė, ну, в центре города бомжевал, vamžavo vidury miesto, а второй человек, я с ним вырос вместе. o kitas žmogus buvo, su kuriuo aš kartu užaugau. Ну и оба очень сильно пили. Ir jie abu labai stipriai gėrė. Я говорю, ну у нас там 10 классных домов, и все Aš sakau, классные. mes ten turim 10 namų, Там солнце, море, песок, ten jūra, там вам хорошо будет.
ten bus jums Там gerai, вы восстановитесь, ten вернетесь jūs назад уже полные atsistatysit, grįžit силы. atgal pilni jėgų. И по каким-то причинам они мне говорили, но я не могу уехать. Bet jie dėl kažkokių priežasčių sakydavo, kad mes negalim ten У važiuoti. одного паспорта не было, Vienas paso neturėjo, другой семью не мог оставить. kitas negalėjo šeimą palikti. И говорят, ну вот если бы у тебя здесь центр был, я бы Bet пришел jeigu к tu тебе. turėtum čia centrą, tai aš atvažiuočiau pas tave. И вот как-то так вот я уехал, Ir kažkaip taip gavosi, kad aš išvažiavau и через 6 дней мой лучший друг повесился. ir už 6 dienų mano geriausias draugas pasikorė. И я понял, что надо здесь центр открывать. Ir aš supratau, kad aš turiu atidaryti centrą čia Lietuvoje. И вот мы с Федей приехали, Ir mes su Fede atvažiavom как два посланника kaip du pasiuntiniai с нашей миссионерской школы. iš mūsų misionierių mokyklos. Сняли тут дом Išsinomavome čia namą и просто начали делать ту работу, которую Бог хотел от нас сделать. ir tiesiog pradėjom daryti tą darbą, kurio Dievas norėjo iš mūsų. И знаете, мы очень часто движемся просто по вере. Žinote, mes labai dažnai judam tikėjimu. Я так задумался, ну вот хотим мы этим бедным людям помочь. Aš susimaščiau, mes norim šitiem vargšam žmonėm padėti. Но если я и Федя пойдем работать, Bet jeigu aš ir Fedoras eisim dirbti, ну заработаем мы денег, mes užsidirbsim ну pinigų, потянем мы этот дом. mes galėsim kažkaip tą namą tempti. Но самое главное это ведь дать им Христа этим людям. Bet juk svarbiausia šitiem žmonėm duoti Если мы Kristų. будем только работать, мы не сможем. Jeigu mes tik dirbsime, mes negalėsime atidaryti namų. Бог дал нам этот ключ, Dievas davė mums šitą так же, как и raktą, фарисеям и книжникам когда-то, taip pat kaip ir rašto žinovam, для того, чтобы они открывали им Евангелие tam, kad jie galėtų atverti Evangeliją этим бедным людям. šitiem vargšam žmonėm. И я понимаю, что только Бог может помочь. Ir aš suprantu, kad tik Dievas gali padėti. Поэтому мы идем и верим в Бога. Todėl mes einam ir tikim Dievu. Верим, что будут деньги Tikim, kad bus pinigai, за то, чтобы заплатить за дом. kad susimokėt už namą. И знаете, вот где-то полгода назад была такая интересная история у меня. Prieš pusę metų buvo tokia labai įdomi istorija. Я перенял дом, который уже стоял в Израиле. Aš jau tiesiog perėmiau namą, kuris jau Izraelyje stovėjo. И через 2 месяца нужно было платить по счетам. Ir už 2 mėnesių reikėjo susimokėti mokesčius. Работал я и еще один парень. Dirbau aš ir dar vienas vaikinas. А для остальных мы пока не могли найти работы. Kitiems mes negalėjom rasti darbo. И вот так вот где-то за месяц звонит тогда женщина вдруг Ir už mėnesio laiko skambina viena moteris. и говорит, вы когда-то мне ремонт делали, не могли бы вы еще раз сделать? Jūs, sako, kažkada darėte man remontą, Я gal спросил galėtumėte dar ребят, padaryti. могут ли кто-то Aš там есть paprašiau там vaikinų, ar jie строители. gali ten. Ну, нашлись 2 ребят. Atsirado 2 И vaikinai. мы поехали делать ей этот Ir mes ремонт. nuvažiavom daryti jai remontą. В течение 10 дней, пока мы делали ремонт, 10 dienų bėgėje, kol mes darėm remontą, я открываю местописание, где говорится о том, чтобы мы имели попечение о вдовах, aš atsiverčiu rašto vietą, kur parašyta, kad mes šelptumėm našles, о сиротах и бедных людях. vargšus ir našlaičius. И вот эта женщина, она была вдовой. Ir šita moteris, jinai buvo našlė. И я так смотрел, как они живут, Ir aš žiūrėjau, kaip jie gyvena с 3 детьми, su 3 vaikais. и вроде они не бедно Ir жили. liktai jie neskurdo, nebuvo skurdus. И на следующий день я опять открываю Библию и Kitą читаю, dieną aš vėl atsiverčiu Bibliją ir skaitau, что проклят тот человек, кто притесняет вдов. kad yra prakeiktas žmogus, kuris spaudžia našles. И я понимаю, что Бог хочет, чтобы мы ей бесплатно сделали. Ir aš tiesiog suprantu, kad Dievas nori, kad mes nemokamai padarytumėm И tai я našlę remontą. прихожу к ней и говорю, Ir aš ateinu pas tą moterį знаете, ir sakau, нам Бог žinote, сказал, что mums Dievas pasakė, мы бесплатно вам сделали ремонт. kad mes neimtume pinigų už И remontą. она так начала отникиваться, говорит, что это за глупости. Ką sako čia per kvailystę? Говорю, ну это Бог сказал. Aš jai sakau, mums Dievas tai Это не pasakė. глупости. Tai ne kvailystės. И через 2 недели надо было платить за счета. Ir už 2 mėnesių visų reikėjo mokėti И в mokesčius. прошлый раз мы где-то 1000 евро заплатили. Praeitą kartą mes mokėjom kažkur 1000 eurų, А с ним мы договорились на 200 евро. o su ja mes susitarėm 200 eurų. То
То есть и мы эти 200 евро не взяли. Ir mes nepaėmėm tų 100 eurų iš Но jos. была вера, что откуда-то эти 1000 Bet mes евро tikėjome, придут. kad iš kažkur šitie pinigai ateis. И знаете, когда пришли счета, Ir kai atėjo mokesčiai, прошлый счет за воду был 2000 шекелей. tik tai, reiškia, už vandenį buvo 2000 šekelių. А мы получили счет, там стояло 26 шекелей. Reiškia, praeitas buvo 2000 šekelių, o dabar mes gavom 26 šekeliai už vandenį. Через еще 2 месяца мы опять получаем счет. Dar už 2 mėnesių mes vėl gaunam tokią sąskaitą. И приходит счет на 36 шекелей. Ir ateina sąskaita, kad tik tai 36 šekeliai. И все время платили, то есть я видел счета там всегда там Ir mes visada mokėjom. 1500 шекелей. Kažkur būdavo 1500 šekelių. Там вода намного дороже, чем Ten тут. vanduo žymiai brangesnis negu čia. Это где-то 500 евро, 2000 шекелей в месяц за воду. Ну, не за месяц, за 2 месяца. 500 eurų yra 2000 šekelių už 2 mėnesius. И этот старший дома, на ком дом оформлен, Vyresnysis namo, он все боялся, то, что ему придется jis bijojo, расплачиваться. kad jam reikės Все už viską прибегал ко мне, mokėti. говорит, надо Jis идти atbėgdavo pas mane, разбираться, sako, reikia eiti įsiaiškinti. надо это выяснить. Reikia įsiaiškinti, kodėl čia taip mažai pinigų. А я ему говорю, ну у меня все равно денег нету Aš платить sakau, nu сейчас. ir vis tiek aš Čia neturiu eiti pinigų. разбираться. Ką čia ten aiškintis? Но он переживал, то, что ему Jis надо labai где pergyveno, платить. kad jam reikės mokėti. И все-таки уговорил меня. Ir visgi jisai mane Я įkalbėjo. ему даю эти счета, он идет разбираться. Aš duodu jam šitas sąskaitas, jisai eina И aiškintis. потом он возвращается. Ir po to jisai grįžta. Волосы дыбом стоят. Plaukai stovi pėsto. Говорит, это чудо. Sako, čia yra stebuklas. Говорит, Бог действительно живой. Dievas iš tikrųjų gyvas. Он говорит, счетчик сломался. Sako, sulūžo skaitliukas. И нам говорят, все нормально, Ir mums sako, viskas normalu. нам ничего не надо платить. Mums nieko nereikia mokėti. И вот таким вот образом Tai tokiu būdu Бог воздал нам за то, что мы помогли этой вдове. Dievas atlygino mums už tai, kad mes padėjom šitai našliai. И я посчитал, где-то в 7 раз больше мы сэкономили. Ir aš paskaičiau, mes kažkur 7 kart daugiau sutaupėme. Иногда бывает так, то, что мы хотим что-то умножить, Kartais būna, kai mes norim kažką padauginti, чтобы у нас стало чего-то больше, kad pas mus taptų kažko daugiau, а получается меньше. o gaunasi mažiau. А иногда, наоборот, мы делимся O чем-то, kartais atvirkščiai būna, kai mes kažkom pasidalinam, duodam kažką. и становится больше. Ir pas mus tada gaunasi dar daugiau. Это как в законах математики. Čia kaip matematikos įstatymuose. Когда ты умножаешь на дробь, Kai tu daugini į... дробь, как литуришка высоко. Ну, числа с запятой, или когда дробь. Kvadratu. Когда 2 умножаешь на 1/2, сколько будет? Kai 2 padaugini į 1/2, kiek bus? На 1/2 умножить. На 0,5, если будет 1. Bus 1. То есть в 2 раза меньше. Ну, вроде ты хочешь умножить чего-то, а получается меньше. Tarsi nori padauginti, bet gaunasi mažiau. Точно так же, если 2 разделить на 0,5, Taip pat, jeigu 2 padalinti 0,5, то получится 4. tai gausis 4. Вот так вот Божьи законы, может быть, поэтому Бог придумал математику. Gal dėl to Dievas sugalvojo matematiką, nes taip Dievo statymai veikia. И я помню, я когда только пришел в церковь, вышли свидетельствовать. Aš prisimenu, kai tik atėjau bažnyčią ir išėjo liudyti. Ну, я еще не совсем верил в Бога. Aš dar ne visai tikėjau Можно Dievu. сказать, вообще не верил. Galima sakyti, kad visai netikėjau. Они говорят, вот, я пришла в церковь и Sako, štai aš atėjau отдала bažnyčią десятину, ir atidaviau 10. и Бог мне в 10 раз Ir больше man Dievas дал. davė 10 kartų daugiau. Потом вышел другой человек, Po to išėjo kitas žmogus и те же самые слова говорил. ir kalbėjo tos pačius žodžius. Говорит, мы даже машину там отправили своим родителям в Sako, mes net Армению. savo tėvam Armeniją mašiną nusintėm. И я решил проверить. Ir aš nusprendžiau patikrinti. Прямо как в книге Малахии написано, Kaip Malakijos проверьте knygoje меня. parašyta, sako, kad patikrinkit mane. И мне было очень легко отдать десятину, Ir man buvo labai lengva atiduoti потому что моя 10. зарплата была 100 евро. Todėl, kad mano atlyginimas buvo 100 eurų. Ну что там 10 евро? Nu ką ten 10 eurų. Но я решил проверить, пошел и отдал.
Ir aš nutariau patikrinti, paėmiau ir atidaviau. И в течение недели подходит ко мне мой начальник Ir savaitės eigoje prieina prie manęs mano viršininkas. и говорит, знаешь, ты там на компьютере много помогал нам, Žinai, tu mums labai daug padėjai kompiuterį, чертил там моему инженеру, а я просто как практикант там был, и мне вообще o зарплата aš не buvau kaip полагалась. praktikantas, man visai neturėjo būti atlyginimo. И он мне говорит, я тебе на счет 1000 евро переведу. Aš tau 1000 eurų pervesiu į tavo sąskaitą. И как будто молния так ударила Mane, меня žinot, kaip pjaustinis taip. с головы до ног. Ровно в 10 раз мне Бог Lygiai воздал. 10 kartų man Dievas И вот с atlygino. тех пор я понял, что очень важно отдавать десятину. Taigi nuo to laiko aš supratau, kad yra Ir svarbu atiduoti Всегда dešimtybę. будет благословением для меня. Ir tai visada bus man palaiminimas. И вообще все, что в Библии написано, Ir aplamai viskas, kas parašyta Biblijoje, оно на самом деле только для нас написано. tai parašyta tik tai mums, Чтобы нам хорошо было. kad mums būtų gerai. Если написано почитать родителей, Jeigu parašyta, kad mes turim gerbti tėvus, ну, значит надо почитать их. tai reiškia reikia gerbti tėvus. И тогда нам хорошо будет. Ir tada mums nuo to gerai bus. Это хочет Бог для нас. Dievas dėl mūsų to nori. Не для себя Он эти правила Jisai придумал. ne dėl savęs sugalvojo tas taisyklės mums. А мы часто думаем, что Он за облаком где-то стоит и с Mes палкой dažnai galvojam, kad Dievas kažkur už debesėlio stovi su pagaliu. и только ждет, чтобы наказать нас. Vien tik tai ir laukia, kad mus nubaustų. Но на самом деле это не так. Bet iš tikrųjų tai yra ne taip. Все, что здесь написано, если мы будем исполнять, Visą tai, kas čia parašyta, kai mes taip gyvensime, elgsimės taip. будет нам только во благо. Tai mums mūsų geroviai. Аминь. Amin. Спасибо. Ačiū. Vilniuje yra namas atidarytas. Ir tai yra labai įdomu, žinokite, kad tas namas yra atidarytas. Jo, žinote, pirmą kartą aš pamačiau Igorių, kai jis atvažiavo pas mus naujų metų sutikti į bažnyčią. Jis atvažiavo pas mus sutikti naujų metų ir mes susipažinom. O jo draugas Fedė, tai yra mūsų senas irgi draugas, kuriam mes paliudėm Evangeliją, mes kartu su juo vartojom narkotikus. Jis yra čigonas, aš niekada negalvojau, kad jis gali įtikėti. Ir buvo labai toks įdomus dalykas, kai mes nuvažiavom, mes anksčiau kartu durdavomės. Ir kai mes nuvažiavom liudyti jam Evangeliją, mes su juo bendravom ir labai stipriai pranašystė dvasia manęs nužengė. Šventoji dvasia labai stipriai manęs nužengė ir aš pradėjau pranašauti jam, Fedei šitam, kad tu labai stipriai tarnausi Dievui, Dievas tave naudos. Ir žinote, kai aš jam pranašavau, protas mano galvojo, čia negali būti, jisai čigonas, jisai niekada nedirbo, jis nieko, kai tu matai žmogų, koks jisai yra baisus, ir kai tu girdi, ką Dievas kalba jam, tu pats netiki, bet tu turi tą dovaną, pranašauji žmogui. Ir po to laiko jisai ilgą laiką irgi, ten aš įkviesdavau vis ir naują kartą buvau nusivedusi ir taip norėjau, kad jisai tikėtų, bet jisai, taip labai spiriojosi. Bet vieną dieną jisai paskambino iš Izraelio ir sako, aš esu jau tikintis ir aš esu misionierių mokykloje ir galėčiau važiuoti kažkur ten atidaryti namus, reabilitacijos, ten į Vokietiją ar kažkur dar, bet aš labai noriu atvažiuoti į Lietuvą. Lietuva yra mano širdį. Ir aš taip klausiau ir galvoju, ar čia jo čigoniškas senas gudrumas, ko jisai čia nori, ar čia iš tikrųjų Dievas. Ir taip sunku buvo kartais net patikėti, kad toks stebuklas įvyko su žmogum. Ir jis dabar tarnauja, jis dabar dirba labai tokį sunkų darbą ir taip ieško Dievo. Ir čia yra toks Dievo stebuklas, brangieji. Niekada nenustokit skelbti Evangeliją savo draugam, savo pažįstamim, nes Evangelija yra jėga išgelbėjimų. Ir kai žmogus išgirsta Evangeliją, Dievas išgelbėja žmogų. Tiesa. Ir jūs irgi palaikykite ir maldom, ir palaikykite šitą centrą, galbūt kažkokiu jūs turite daiktų, arba patalinės, arba rūbų, arba indų, arba čiužinių kokių nors, arba dar kažko. Ten tam name reikalingi visokie dalykai, visokie daiktai. Ne?
ir melskitės, kai pas jūs yra malda, jūs visada melskitės gerai už šitą centrą. O dabar mes pasimelskim gerai. Dieve, mes dėkojame tau už šitą centrą viešpatį, už tą davę klausimą. Jūs antradienį ateinate į maldą visi? Kas ateina antradienį į maldą? O, šaunoriai, labai gerai. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Gerai. Jūs galite sėstis. Aš noriu dar padrasinti jūs vieną dalyką. Man atsiverskime apaštalų darbai. 12 skyrius. Atsiverskime. Žinote, tikra bažnyčia yra ta bažnyčia, kuri meldžiasi. Sutinkat su manim? Viešpats sakė, kad mano namai vadinsis maldos namai. Dievas nori, kad šitie namai būtų maldos namai. Ir Biblijoje parašyta, kad Elija, jisai buvo lygiai toks pat žmogus kaip ir mes, bet meldėsi ir atėjo lietus. Malda, jinai daro stebuklus. Pats Jėzus, gyvendamas žemėje, labai daug meldėsi. Jūs žinote apie tai? Pats Jėzus, kai buvo žemėje, jisai melsdavosi kada? Net naktim jisai melsdavosi. Ir 12 skyriui 5 eilutėj, žiūrėkite, kokie dalykai vyko, kai bažnyčia meldėsi. Paskaitykim, gerai? Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia nepaliaujamai meldėsi už jį Dievui. Sakyk, nepaliaujamai. Taigi Dievas nori, kad bažnyčia nepaliaujamai melstųsi. Nes velnias irgi daro savo darbus. Jisai nori sustabdyti Dievo darbą. Dievas turi planą tavo gyvenime, bet ir velnias turi tavo planą. Nes Biblijoje tai parašyta, kad velnias ateina vogti, žudyti, naikinti. Ir jeigu Biblijoje parašyta, reiškia iš tikrųjų taip ir vyksta. Ir tai nėra pasaka, tai nėra, bet kažkas parašyta taip, taip yra. O Jėzus atėjo duoti gyvenimo apšiai. Petro laiške parašyta, kad velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui. Biblijoje parašyta, Dievas kalba mums šiandien, kad velnias slankioja aplinkui. Jisai slankiojo tavo šeimoje, slankiojo tavo darbe. Kad ką? Kad praryti. Jo tikslas praryti. Žinot tą Petro laišką, tą vietą? Kas žino šitą vietą? Petro laiške. Kas žino šitą vietą? Raštą gerai žino? Parašyta. Pasiduokite Dievui ir priešinkitės velniui. Ir jisai bėgs nuo jūsų. Kol Igorius kalbėjo, man dvasioje atėjo va šitą jums perduoti, va šitą žinią. Jūs turit suprasti vieną dalyką, bažnyčia. Mes turim suprasti, kad bažnyčia yra ta, kuri meldžiasi. Ir Dievas davė bažnyčiai valdžią. Mes turime maldos jėgą. Ir savo maldą, kada mes meldžiamės, pagal Dievo žodį, kada mes tikime ir meldžiam tai, ko tikime, galingi Dievo darbai vyksta. Petras buvo kalėjime, bet bažnyčia meldėsi Dievui. Kartais galbūt kažkas kalėjime. Mūsų bažnyčioje yra žmonės, kurie yra kažkokiam dvasiniam kalėjime. Arba kažkas vyksta jų gyvenime. Bažnyčia gali melstis ir korupcija gali būti sustabdyta. Bažnyčia gali melstis ir narkomanija bus sustabdyta. Žinote, alkoholis taip lengvai parduodamas parduotuvėse, bet kai žmonės neturi saiko ir geria, jūs žinot, kokius baisius dalykus jie daro. Jie žudo vienas kitą. Jie neištikimi šeimom. Labai baisus dalykai vyksta. Ir velnias jisai veikia. Bet kada bažnyčia rimtai meldžiasi, velnio planai ir darbai griūna. Patikėk maldos jėga. Suprask, kad kada tu meldiesi, tu sugriauni velnio planus tavo gyvenime. Tu pasipriešini tamsai. Kada tu meldiesi, Dievas labai veikia. Ir apaštalų darbuose, toliau skaitom, paskutinę naktį prieš Erodui išvedant Petrą, tas supančiotas 2 grandinėmis miegojo tarp 2 kareivių. Prie durų kalėjimo saugojo sargybiniai. Reiškia, jisai buvo supainiotas, labai stipriai buvo surištas 2 grandinėmis. Ir dar jį saugojo 2 prižiūrėtojai.
Ir štai ten atsirado viešpatės angelas. Ir kamerą nutveskė šviesa. Jis sudavė Petrui į šoną ir žavindamas tarė: kelkis greičiau. Ir nukrito jam grandinės nuo rankų. Kada bažnyčia meldėsi, atėjo angelas. Atėjo angelas pas Petrą ir sako: kelkis greičiau. Kada bažnyčia meldžiasi, ateina angelai, vyksta dalykai ir grandinės nukrenta, labai daug dalykų vyksta. Nes Biblijoje parašyta, kad daug gali karšta teisėjo malda. Labai daug gali. Karšta malda, uoli tokia malda. Čia parašyta, žiūrėkite, nepaliaujamai. Rusiškam vertybė parašyta, kad tam jį priliežna molilись Bogu. Знаете, что такое прилежно? Atsimenu, mano mamos anksčiau klausdavo. Aš buvau ir brolis pas ją, du vaikai. Ir jie klausė: kaip tavo sūnus mokosi? Sako, jis nieko kaip tavo sūnus mokykloje, kaip jam sekasi? Mama sakydavo: jisai nieko nedaro, bet jam labai gerai sekasi. O kaip tavo dukra? Tai reiškia aš. Она очень прилежна. Сидит и все время делает уроки. Но ей плохо, nesigauna jai. Suprantat, kas yra priližna? Aš pastoviai darydavau pamokas. Nes aš mačiau, kad man sunkiai sekasi mokytis, bet aš labai norėjau. Aš mačiau, kad kitom mergaitėm sekasi. Kad kiti gauna gerus pažymius, o aš blogus gaunu. Kaip čia gaunasi dabar? Ir aš ką darydavau? Aš mokydavausi. Aš prašiau mamos ir mama man aiškindavo, padėdavo. Man labai sunkiai sekdavosi ten matematika, daug dalykų. Bet aš была прилежная. Прилежная. Ir čia parašyta, kad bažnyčia, jinai meldėsi. Церковь прилежно молилась. Нашел Ардас это место? Церковь что делала? Прилежно молилась. Žinote, kada bažnyčia, va taip va, pastoviai taip va, meldžiasi, ieško Dievo, pastoviai prašo Dievo, meldžiasi, labai daug dalykų vyksta. Grandinės nukrenta, stebuklai vyksta, nes Dievas davė bažnyčiai valdžią. Ir Timotėjų laiške parašyta: visų pirma, melskitės už valdžias, atnašaukite maldas, maldavimus ir prašymus už valdžias ir už visus žmonės, nes Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimo. Jūs prisimenat šitą vietą? Kas žino šitą vietą? Kodėl Dievas sako bažnyčiai visų pirma melstis? Todėl, kad kai bažnyčia meldžiasi, Dievas gali judėti savo jėgą. Nes šio pasaulio kunigaikštis velnias. Ir jisai aptemdo žmonių protus, kad jiem nenušvistų Evangelijos šviesa. Parašyta, kad šio pasaulio kunigaikštis aptemdo žmonių protus, kad jiem šviesa nenušvistų. Bet kai mes, bažnyčia, pakylam ir meldžiamės, va šitos grandinės, va šita tamsa nuo žmonių protų traukiasi. Kai bažnyčia priliežna, kaip čia bus išvertus? Neišėjo Arvydas į tavo miestą, jis man įdomu. Kaip bus uoliai, dar koks žodis gali būti? Stropiai. Stropiai. Pasakyk savo kaimynui, stropiai melskis. Stropiai melskis. Aš jau radau tą vietą. 1 Petro 5. Pirmas Petro, žiūrėkite, 1 Petro 5:8. Будьте трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Būkite blaivus ir budrus. Kaip čia dabar tu negeri ir tau Dievo žodis sako būti blaiviam. Būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnias slankėjo aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors ką praryti. Biblija sako, paklausykit, kad velnias nori tave praryti ir tai nėra pasaka. Tai yra realybė. Žinote, paklausykit, aš kada buvau atkritusi nuo Dievo, vieną kartą viena sekmininkė, aš gyvenau pas ją, jinai man atėjo ir meldėsi už mane. Pas ją buvo pranašystės dvasia. Ir jinai atėjo, man meldžiasi už mane, o aš buvau jauna, man būdavo 25 metai, graži buvau labai. Jauna, labai ištekėt norėjau. Ir žinote ką?
Ir jinai meldžiasi už mane ir sako, velnias slankioja aplink tave ir jisai nori tave praryti. Jinai buvo iš Rusijos, sako, дьявол охотится по твою душу. Аж говорю, ну как, по какую он не охотится? Ну он же всегда охотится, мы же это же все знаем. Мы же Евангелие знаем, проповеди знаем. Priimk tai kaip realybę, suprask, kad jisai slankioja. Ir ne šiaip slankioja, jisai nori praryti tave. Ne aš jo negarbinu, nes Jėzus Kristus jį nugalėjo, nuginklavo. Ir davė valdžią bažnyčiai. Ir Paulius sako, mums nėra nežinomi velnio kėslai. Bet tu turi vieną dalyką žinoti, kad jisai slankioja. Ir kad jisai labai tave nori praryti. Jisai nori praryti tavo džiaugsmą, tavo tikėjimą, praryti tavo laiką. Praryti tavo finansus, jisai nori tave praryti, tavo šeimą sugriauti. Ir jisai tą daro. Ir todėl sako Petras, трезвитесь. А что, мы не трезвые? И бодрствуйте. Reiškia, būkite blaivūs. Nes kai girtas žmogus, jisai labai apsnūdęs ir labai miega. Bet tokia krikščionybė apsnūdęs ir mieganti, bet tada velnias labai daug slankioja ir labai daug ką gali praryti. Tai va, ką aš jums noriu pasakyti. Prablaivėkime, brangieji. Dievas nori prablaivinti mus. Nes mes apgirstam nuo komforto, nuo kūniškumo, nuo šito pasaulio. Suprantat, mes apvienyti хочем. Oi, čia viskas gerai. Todėl Petras toliau sako, противостайте ему твердую верою, pasipriešinkit jam. O kaip tu jam priešinės? Tvirtų tikėjimu. Kai tu garbini, kai tu meldiesi, kai tu meldi Dievo žodį, va kaip jūs antradienį meldite čia su Arvidu. Tu pasipriešini. Jisai ateina, tau atneša vieną informaciją, aplinkybės tau atneša vieną informaciją, tavo jausmai atneša vieną, bet tu tiki ne tom, kad tu matai ir kokią informaciją tau ateina ir kokios aplinkybės. Tu esi žmogus, kuris gyveni apreiškime iš Dievo ir gyveni su Dievu. Supranti? Tu tiki tom, ką sako Biblija, o ne tom, ką sako tavo jausmai. Ir tu meldi. Ar suprantat, kaip gyvenimas su Dievu? Todėl būkime budrus, nebūkime religingi. Būkime maldos žmonės ir supraskime, kad Dievas davė mums valdžią griauti, trypti gyvates ir skorpionus. Taip Biblija sako, taip Evangelijoje parašyta, kad jisai davė mums valdžią trypti gyvates ir skorpionus ir visą priešo armiją. Aš galiu sutrypti bet kokią negalę, bet kokią baimę savo gyvenime, bet kokią nuodėmę aš galiu sutrypti. Ir Dievas davė man tam valdžią. Aleliuja. Todėl mes turim būti blaivus. Sakyk kaimynui, būk blaivus. Žiūrėkite, aš paskaitysiu jums toliau labai. Angelas kalbėjo toliau. Susijuosk ir apsiausk sandalus, jis taip ir padarė. Angelas tęsė, užsimersk apsiaustą ir eik paskui mane. Žinote, čia labai įdomi istorija. Po to, kai jisai atėjo, ką žinot šitą istoriją? A jūs skaitot Bibliją namuose ar ne? Skaitot, šaunuoliai. Mes tada neskaitysim gerai, bet kai jisai atėjo į tos namus, kur jie meldėsi susirinkę. Žiūrėkite, 12 eilutė. Tai supratęs, jis atėjo prie Morkumi vadinamo Jono motinos Marijos namų, kuriuose daug susirinkusiųjų meldėsi. 12 eilutė. Daug susirinkusiųjų meldėsi. Čia yra bažnyčia. Žmonės, kurie susirenka ir meldžia Dievo, ieško Dievo. Tiki Dievu. Žiūri Dievo žodį, kad Dievo žodį sako, tą jie ir daro. Ir Petrui beldžiant į vartų duris, tarnaitė vardu rodė, atėjo paklausti, kas ten. Pažinusi Petros balsą, ji iš džiaugsmo pamiršo uždaryti vartus. Bet nubėgo vidun ir pranešė, jog Petras stovės už durų. Jie atsakė, tu pakvaišai, jie net nepatikėjo, kad Dievas gali tokius stebuklus daryti, ane? Sako, tu pakvaišai, bet jį tvirtino savo,
Tada jie tarė, tai jo angelas. Tuo tarpu Petras toliau beldė, atidarė, pamatė Petrą ir nustėro. Ir jisai toliau įėjo ir papasakojo. Įdomi istorija. Aleliuja, įdomi istorija. Kaip Dievas veikia, kaip bažnyčia ką? Meldžiasi. Ir čia 12 eilutė prašyta, kad jie daug susirinkusių meldėsi. Daug jų susirinko. Kas yra bažnyčia? Tai yra žmonės, kurie susirenka ir ką? Meldžiasi. Va tai yra bažnyčia. Va kas yra bažnyčia. Aleliuja. Žmonės, kurie susirenka ir meldžiasi. Ir kaip meldžiasi? O bažnyčia nepaliaujama į 5 eilutę meldėsi už jį ką? Dievui. O tu įsivaizduoji, tu gali melstis ir angelai nueis ir išlaisvint daugelį žmonių, kurie šiandien sėdi dvasininkų kokiam nors kalėjime, kokiam nors pornografijos, homoseksualizmo kalėjime, skurdo kalėjime, depresijos kalėjime. Šiandien tiek daug kalėjimų. Ir Jėzus atėjo ištraukti iš kalėjimo brangėjimus. Iš nepilnavertiškumo kalėjimo, nuodėmės, melo kalėjimo. Bet kada bažnyčia susirenka ir meldžiasi, susirenka ir rimtai meldžiasi ir šaukiasi Dievo, Dievas pradeda judėti, Dievas pradeda veikti. Ir dabar pasižiūrėkim dar vieną rašto vietą. Tai bus Mato Evangelija. Susiradau čia. Mato Evangelija 13 skyrius 24 eilutę. Visai kitą, bet norėjau kalbėti kitus dalykus, bet dabar taip išėjau. Mato Evangelija 13 skyrius 24 eilutė. Paskaitykime. Paskaitykime. 13:24. Jis pateikė jiems kartą palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečios ir raugių ir nuėjo. Kai želmo paaugėjo, jis subrandino vaisių, pasirodė ir raugės. Kada pasėjo blogas sėklas? Kai miegojo. Sako, trysvytis į bodrustvuicę, ne Petras? O čia, supranti, kol bažnyčia miega, žinai, tau reikia tiesiog miegot, taip gyvent ramiai dėl savęs. Kol bažnyčia miega, aš žinai, ką reiškia miegot? Dvasinis miegas. Aš žinai, ką reiškia dvasinis miegas? Kai tu недаrai tai, ką tu turi дарить. Разве пьяный человек может идти на работу? Он же пьяный. Правильно? Разве пьяный человек, ar girtas žmogus gali išsaugoti savo piniginę? Stoty yra tokių bandytų, kurie pamato girtą ir jau jie prisistato. Jų darbas – švarinti kišenes. Žinau tokius? Girtas žmogus, jį labai lengva apvogti. Jisai miega. Jisai girtas užmiega, jam laikrodį nuima. Ir dvasinė apgirtimas, dvasinis miegas yra kaip krikščionis. Jie filosofuoja, kalba, žinai, ginčijasi. Žinai, bet jie dvasiniam pasauly, jie nedaro jokios įtakos. Tu turi taip melstis, kad angelai judėtų. Biblijoje parašyta, visų pirma, melskitės už valdžias, už visus žmonės. Nes Dievas nori. Žiūrėk, kaip Dievo norai gali būti išpildyti žemėje. Per bažnyčią, kad visi žmonės įtikėtų. Gerai, pasižiūrim šitą vietą, gerai? Aš jau ją cituoju, tai pasižiūrėkim. Bus tai 1 Timotėjų laiškas. Pasižiūrėkime. 1 Timotėjų laiškas. 2 skyrius, 1 eilutė. Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus. Skaitėm mes dabar, žiūrėkite, kaip pirma bažnyčia susirinkusi meldėsi. Jų daug susirinkę meldėsi. Прилежно молилась церковь, да? Už visus žmonės, už karalių, bet visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokiojopai, dievotą ir kilnų gyvenimą. Tai gerai priimtina akyse Dievo mūsų gelbėtojo. Kaip Dievas veikia šitoj žemėje, per bažnyčią, kada bažnyčia susirenka rimtai meldžiasi.
rimtai ieško Dievo ir supranta atsakomybę, kurią Dievas davė jiems. Sako, taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus, dėkojimus už visus žmonės ir už karalius, bei visus valdininkus. Kodėl melstis reikia? Todėl, kad kai tu meldiesi, jie bus išgelbėti ir ištraukti iš tamsos. Kodėl prašyta melskitės už juos? Nes Dievas nori, kad visi pasiektų tiesos pažinimą ir būtų išgelbėti. Ir prašyta, kad jum gyventi ramų ir dievovaimingą gyvenimą. Kada valdžia tikinti, jie leidžia gerus įstatymus. Tiesa. Kada valdžioje sėdi dori žmonės, jie leidžia dorus įstatymus. Jie vargšų bylas išnagrinėja. Jie nevogia pinigų. Bet mes kaip bažnyčia turim valdžią ir atsakomybę prieš Dievą keisti dvasinę atmosferą mieste. Tu gali, mes kaip bažnyčia, jūs kiek jūsų čia yra dabar, jūs galite susirinkti, melstis ir bus ištraukti iš kalėjimo valdininkų protai ir Evangelijos šviesa. Mes taip meldžiamės, Viešpatie, mes meldžiam, kad mūsų valdžios žmonės įtikėtų. Mes taip meldžiamės. Man tokia atėjo tikėjimas, tokia drąsa, va taip melstis. Aš šito meldžiu, nes Dievas mane ragina tokiais dalykais melstis. Ir aš melsiuos dar daugiau apie tai. Aš tikiu, kad mūsų valdžia, kad mūsų tauta gali atgailauti. Jeigu bažnyčia melsis ir skelbs Evangeliją, gali tokie dalykai vykti. Amen? Bet kol bažnyčia miega, velnias sėja sėklas. Vaikšto mormonai, krišnaistai, homoseksualistai. Vaikšto ir savo sėklas sėja. Jo? Vaikšto savo teoriją sėja. O bažnyčia miega, kol miega. Nes sėkla, kas yra sėkla? Jinai turi gyvybę. Sėklytė pasėjo, paėmė va šitą stražavąją bašnį, knygutę padavė šitie egoistai. Žmogelis Dievo ieško ir jisai skaito. Aš visada sakau va tokiem žmonėm, eikit tada jau, jeigu jūs neinate protestantų, eikit į katalikų, bet ne stražavųjų bašnių. Aš lyžu šitą. Aliluja. Kol mes miegam, velnias sėja savo sėklas, priešas, čia parašyta. Kol jie miegojo, atėjo kas? Priešas. Todėl bažnyčia žinau, kad tu turi priešą. O, haleluja. Nepamiršk niekada, kad tu turi priešą. Bet jisai yra nugalėtas. Ir tau Dievas davė valdžią, tau Dievas davė maldą. Ir Biblijoje parašyta, kad Jėzus savo kūno dienomis su baisiu šauksmu bei ašaromis atnešė maldas ir maldavimus. Ir buvo išgirstas, čia žydams laiške aprašyta, 5 skyrius eilutė, ir buvo išgirstas za svojo blagavalėnį ir buvo iš mirties išgelbėtas. Kada bažnyčia meldžiasi rimtai, vyksta dalykai, brangieji. Todėl nemiegokime, o melskimės, rimtai ieškokime Dievo. Nes Dievas nori veikti šitoj žemėje per bažnyčią. Ir tu negalvok, kad aš esu neseniai tikintis, arba aš esu toks silpnas tikintis. Nežiūrėk į save taip. Žiūrėk į save taip, kaip Dievas į tave žiūri. Tu esi naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Dievas atgimdė tave ir pašaukė. Tu esi Dievo šventasis, tu esi Dievo vaikas, kunigas. O kas Senajam testamente kunigai atnašaudavo aukas? Ir mes kaip bažnyčia, mes turim atnašauti aukas. Ir melstis, ir mes pamatysim tokius stebuklus. Tokius galingus dalykus mes pamatysime. O jūs prisimenat tą rašto vietą, kaip Paulius ir Sila, jie buvo kalėjime. Kas žino šitą istoriją? Apaštalų darbai 16 skyriui. Kas žino šitą istoriją? Kas nežino, paskaitykim dar, gerai? Paskaitykim. Ar jūs norit paskaityti? Paskaitykim. Apaštalų darbai 16 skyrius. Žiūrėkit, čia parašyta. Malda, šlovinimas
Garbinimas yra didelė jėga, brangieji. Bažnyčia pašaukta garbinti Dievą, šlovinti Dievą ir keisti dvasinę atmosferą. Todėl antradienį jūs turite visi susirinkti ir melstis, nes Dievas nori duoti jums atsakomybę. Jis nori auginti jos ir duoti jums atsakomybę. 16 skyrius. Žiūrėkite. Taigi čia irgi yra dalykas su kalėjimu. Paulių ir Silą uždarė į kalėjimą, nes jie skelbė Evangeliją. Jo? Jie nesakė, o mes tokie tikintys, mes taip tarnavom, kodėl mūsų kalėjimą uždarė. Jie nemurmėjo, tiesa. Kartais mes, kaip aptenkam į situacijas sunkias, mes murmam. Tai rodo, kad tu dar nebrandus, kad tu dar nesupranti daug ko. Dievas tave visą laiką tu pateksi į sudėtingas situacijas, kol tu neišmoksi nuolankiai, garbingai praeiti šitas situacijas. Kaip Izraelio tauta, kurie išėjo iš Egipto. Žinote, kodėl jie visą laiką murmėjo ir kodėl Dievas daleido, kad jie 40 metų buvo dykumoje? Todėl, kad kai jie susidurdavo su sunkumais, jie visą laiką murmėjo. O kodėl jie murmėjo? Nes pas jus buvo neatnaujintas mąstymas. Jie turėjo mentalitetą mąstymą dar Egipto. Jie gyveno pagal jausmus. Jie gyveno pagal Egipto samprotą. Jie reagavo kaip Egiptas. Kaip žmonės šitam pasaulyje reaguoja į sunkumus? Verkia, dėjoja. O kaip krikščionis, kurio protas yra atnaujintas, kuris gyvena tikėjimu, kuris yra judamas apreiškimo šviesos, kaip jisai reaguoja į sunkumus? Visi sako, dėkoju tau Dieve. Tas, kuris manyje yra stipresnis už tą, kuris pasaulyje. Aš viską galiu tame, kuris mane stiprina. Ir tas žmogus, kurio protas yra atnaujintas, kuris gyvena Dievo šviesoje, jisai per sunkumus eidamas garbina Dievą, šlovina Dievą ir jį niekas nesustabdo. Žinokite, aš gyvenu tokį gyvenimą. Ir aš tikiu, kad Dievas nori, kad mes visada gyventumėm tokį gyvenimą. Kokie sunkumai be nebeteitų, kokios naujienos. Ateina gydytojas, pasako, va tau tokia liga. Tu nepradedi dėjoti, tu nepradedi užsidengti kažkokio, žinai, kaldra ir verkti. Tu eini ir sakai, mano Dievas yra karalių karalius. Jam priklauso visas dangus ir žemė. Jam priklauso visa valdžia. Ir aš žinau, kad mano Dievas yra už mane. Tu paimi Dievo žodį ir skaitai. O Dievo žodis sako, kad jisai paėmė mano negalės ir ligas. Tai kas teisybė kalba? Ar Dievo žodis, ar mano simptomai, mano jausmai, ar mano aplinkybės? Dievas nori įvesti tave į pažadėtą žemę. Ir tavo pasirinkimas, kada tu į ją įeisi. Kada tu prablaivėsi ir pradėsi melstis ir pradėsi atnaujinti savo protą. Romiečiams laiške parašyta 12 skyriuje, 2 eilutėj, nesusitapatinkit su šito pasauliu, bet pasikeiskite, kaip atnaujindami savo protą. Kodėl Izraelio tauta murmėjo? Nes jų protas buvo neatnaujintas. Jie išėjo iš Egipto, bet Egiptas dar buvo jose, jų mąstymas buvo neatnaujintas. Jie mąstė kaip Egipto žmonės, kaip paprasti žmogiški žmonės. Mes turim išeiti iš to žmogiško mąstymo ir priimti Dievo prigimtį. Mes esame Dievo prigimties dalininkai, Petras sako. Ir kai ateina sunkumai, tu žiūrėk ne tai, kad tau sako tavo aplinkybės, tavo situacijos, bet žiūrėk, ką sako Dievo žodis. Ir paimk šitą žodį ir melsk jį. Ir tu pamatysi. Jėzus vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Ir jisai veikia šiandien galingai. Sako, pasipriešinkit kam velniui, kaip tvirtų tikėjimų. Klausykit, Jėzus, Jono Evangelijos 16 skyrių 33 eilutėje. Žinot, kaip jisai pasakė? Pasaulį turėsite su спаудиму. В мире будете иметь скорбь. Это кто сказал? Иисус. Bet mužaitis. Ką reiškia mužaitis? Būkite drąsūs, būkite stiprus, nes aš nugalėjau паsaulį. Ką reiškia мужайтесь? Это значит молитесь, пойте Богу, провозглашайте Слово Божье. Скажи, мужайтесь. Скажи соседу, мужайся. А что значит мужаться? Это значит не сдаваться, не плакать, не ворчать, не жаловаться, но славить Бога в трудный момент. Говорить, kalbėti ne tai, kad tavo jausmai kalba, bet kalbėti tai, kad Dievo žodis kalba. Вот это есть мужаться. Sako, mužaitis.
Церковь, просыпайся и мужайся, потому что Иисус Христос победил этот мир и победил дьявола, и дал власть церкви наступать на всю силу вражью. Аминь. Аминь. Церковь, поднимитесь, потому что Бог живет в вас. Сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, живет в тебе. А ты думаешь, что ты такой вот, знаешь, дядя Вася с Горынай, что ли? Ты верующий человек, Бог в тебе живет. Аминь. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Слово Божье так говорит. И когда мне бывает тяжело, я говорю, ну не могу. У меня даже раньше была такая, ой, не могу. Потом думаю, что-то я говорю, не могу. Ой, могу. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Я мужаюсь. Иисус сказал, мужайся. Почему мужаться? А не просто так мужайся, потому что мужайся, а потому что Иисус говорит, я победил мир. Он победил дьявола, и ты должен противостать дьяволу. И эту силу имеет только церковь, только ты имеешь эту силу. Аллилуйя. Когда ты это осознаешь и начнешь действовать в его силе, ты увидишь изменения в своей жизни. Bet dar vienas dalykas, paklausykit. Sako, nesusitapaatinkit su šito pasauliu, bet pasikeiskit, atnaudindami savo mąstymą. Rusiškam vertime parašyta, не сообразуйтесь этим миром. Что это reiškia сообразоваться? Стать таким, как этот мир. Вот šitas vanduo įpiltas, jisai priima formą stiklinės. Susitapatinti, tai priimti tokią pačią formą. А преобразоваться, tai yra pasikeisti. Tai kaip из этой вот гусеницы делает бабочка. Вот это преобразование. Мы из гусеницы мы должны стать бабочками, братья. Мы должны стать сильными. Бог создал нас быть сильными и мужественными. Аминь. Labai noriu jūs padrasinti. Buvau visiškai kitą žodį paruošusi. Važiavau čia, skaičiau visą kelią. Bažnyčia, uoliai melskis. Мужайся. Скажи, мужайся. Я буду мужественным. Потому что Иисус Христос победил мир. Аминь. Žinai, kaip tu kalbėsi, kaip tu tikėsi, taip tau ir bus. Amen. Ką mes čia skaitom? Va, žiūrėkite, viskas, jau to pabaigsim pamokslą. Žiūrėkite, Apaštalų darbai 16 skyrius. Paklausykite, dar jūs galite paklausyti manęs. Jums patinka šitas žodis? Klausykite atidžiai. Staiga, žiūrėkite, 16 skyrius. Nuo 25 eilutės. Vienu žodžiu, Paulius ir Sila pateko į kalėjimą. В беду попали, в скорбь попали. В скорбь. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himnus. Pateko į kalėjimus, juos surakino, o ką jie darė? Meldėsi. Bažnyčia, melskis Dievui. Galit naktinės maldas padaryti. Pas mus yra vienos tokios seserys, naktį susirenka ir meldžiasi. Ir gieda himnus, o ką čia, giedosi, kažkas Tai kas čia? Skaityti Bibliją, melsis ir čia kažkas pasikeis? Taip. Pasikeitimas vyksta, kai tavo mąstymas pasikeičia, kai tavo dvasia pasikeičia. Amen? Kažkas pasikeis. Jo. Они поют, kaip mano kaimynė sako. Oi, įdomi, kokie vaikšto, arbatą geria ir vis gieda. Nu, toks gyvenimas. Sako, dainuoja. Ir dalykai keičiasi. Ir kas vyksta? Žiūrėkit, staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susviravo. Bematant, atsivėrė visos durys, visiems nukrito pančiai. Vėl. Ten bažnyčia meldėsi, o čia Petras ir Sila giedojo Dievui. Aliluja! Garbino Dievą, visą širdimą, kaip dabar va jūs garbinot. Giesmė po giesmės, šlovinot, garbinot visą širdim Dievą. Gėda Dievui himnus. O pančiai krenta tavo gyvenime, tavo artimųjų gyvenime, tavo miesto gyvenime. Kalėjimo prižiūrėtojas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo durys, išsitraukė kalaviją, norėdamas nusižudyti. Jis pamatė, kad kaliniai pabėgo, bet Paulius
garsiai sušuko, nedaryk savo pikto, mes visi esame čia. Nes tada, jeigu tu pabėgdavo kaliniai, buvo tokie įstatymai, kažkaip juos ar nužudydavo, ar į kalėjimą pasadydavo. Paprašęs šviesos, jis šoko vidun ir visas drebėdamas puolė Paulių ir Silą po kojų. Po to išvedė jos laukan ir paklausė, gerbėmėjai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jis atsakė, tikėk viešpatį Jėzų Kristų ir bus išgelbėtas ir tu ir tavo namai. Ir jie skelbė viešpaties žodį jam ir jo namiškiams. Ir tą pačią nakties valandą jis pasiėmė juos, nuplovė jų žaizdas ir nedelsant kartu su visais saviškiais buvo pakrikštytas. Įtikėjo ir buvo pakrikštytas. Jėzus sako, eikite skelbti Evangeliją, kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas. Paulius ir Sila garbino Dievą, Dievo jėga atėjo, Dievo išgelbimas atėjo žmonėms, kurie buvo šalia. Suprantat, ką daro garbinimas, ką daro malda? Angelai pradeda judėti, pančiai krenta, žemė pradeda drebėti. Ir apaštalų darbų irgi 4 skyriui irgi yra istorija, jūs galite namuose pasiskaityti, kaip bažnyčia meldėsi ir kaip sudrebėjo žemė. Kaip bažnyčia meldėsi, irgi buvo jiem uždrausta skelbti Evangeliją ir kaip jie visi atėjo, meldėsi ir kaip žemė buvo sudrebinta. Ir kaip jie gavo drąsos. Malda labai daug daro. Kada jūs kaip bažnyčia susirenkat ir meldžiatės, jūs matysite labai galingą Dievo judėjimą. Angelai pradės, pančiai kris, tamsos darbai kris, velnio planai bus sugriauti. Tu abortuoji, anuliuoji velnio sumanimus, kada tu meldiesi stipriom maldom. Supranti? Velnė savo sumano. Jis vaikšto, kad praryti. O tu meldiesi ir jam nieko nepavyksta. Amen? Taigi, brangieji, tai yra labai svarbu. Atnaujinti savo mąstymą ir melstis. Ir kada mes pradėsim gyventi tokį gyvenimą, jūs pamatysit pasikeitimus. Tegul maldos dvasia nužengia šitos bažnyčios. Melskimės dabar, gerai? Prašykime, kad малдос дvasia nužengtų, kad mes проблаиветумем, чтобы мы трезвились и бодрствовали, чтобы мы противостали дьяволу, и он бежал от нас, чтобы мы мужались. Пускай Бог нам даст мужаться. Аминь. Пускай скорби приведут нас в поклонение Богу. Потяко в скорби, сако в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянной. Аминь. Первым Фессалоникийцам 5 стихе прочита. Непрестанно молитесь. Вот это жизнь. Пой Богу, молись, славь Бога. Молись по слову, читай слово. Gyvenkim tokį gyvenimą. Nes kada krikščionys užmiega, tada velnias sėja savo sėklas. Pagalvok, kokias sėklas tu sėjai į save, ką tu maitini savo dvasią ar savo kūną. Jeigu tu žiūri tuščius filmus, su tuščiais žmonėm bendrauji, tu sėjai baimės, nerimo, pasaulio sėklas. Supranti, tu sėjai. Bet kada tu atsiveri Dievo, kada tu garbini Dievą, kada tu skaitai šventą raštą arba pamokslų, tu leidi Dievo sėklai ateiti į tavo vidų. Supranti? Ir ta sėkla užauga. Sėkla užauga. Žinai, kas užauga? Kada sėkla Dievo užauga tavyje, tu turi jėgą, tu turi pergalę. Amen? Pasižiūrėk savo gyvenimo būdą. Kam tu naudoji savo laiką? Kokias sėklas? Su kokiais žmonėm tu bendrauji? Kokias laidas tu žiūri? Ką tu įleidai savo ausis ir savo akis? Dievas pasakė, nesusitapatinkit su šito pasauliu, bet pasikeiskite. Tu nori pasikeisti? Kas nori pasikeisti? Pakelkit rankas. Žinau, kaip pasikeitimas. Atnaujindami savo protą. Skaityk žodį kiekvieną dieną, nagrinėk jį. Valandą mažiausia. Aš tau rimtai sakau, jeigu nori pasikeisti, jeigu nori, kad šitas Egiptas iš tavęs išeitų, nerimas išeitų, siek Dievo sėklas, tada Dievo dalykai tavį užaugs.
Sako, kas sėja į dvasią, pjaus gyvenimą, o kas sėja į kūną, pjaus mirtį. Aleliuja. Bažnyčia. Budėkime ir melskimės. Nenustokime to daryti. Mums atrodo, kad mums reikia kažkokių gilių apreiškimų. Žinai, pats giliausias apreišкимас būti pastoviam maldoje. Прилежно молиться, славить Бога. В скорби славить Бога. Вот какое откровение получи сегодня. Когда тяжело, Бога славь. Когда тяжело, Богу молись. Когда тяжело, иди в церковь. Еще больше проповедуй Евангелие. И ты увидишь, как слава Божия явится в твоей жизни. Nes mes galime, žinokite, dykumoj, čia tu pasirenki, kiek tu dykumoj vaikščiosi. Kol murmėsi, kol dėjosi, to ir bus dykumoj. Jos šitas Mozė, jisai vedė Izraelio tautą, jo? Nes pas jį buvo atnaujintas protas. Jisai gyveno tikėjimu. Taip? Jisai ėjo paskui Dievą. Ir jisai buvo romus žmogus. Ir kai buvo jam sunku, ėjo pas Dievą. Va tokie žmonės. Dievas nori turėti tokių žmonių šiandien. Aš noriu būti tas žmogus, brangieji. Sako, pasikeiskite atnaujindami savo protą. Paklausykite, pasikeitimai vyksta, kada tu protą atnaujini. Kada tu mastai Dievo žodžiu. Tu nemastai taip, kaip šitas pasaulis masto. Nu va, dabar bus žiema, dabar sirgsim. Nu va, dabar bus žiema, bus brangios kainos, neturėsim pinigų, kaip pragyvensim. Taip pasaulis masto. O tu sakai, kur čia prašyta Философийцам 4.19, мне кажется, сако. Бог все твои нужды может восполнить. Я верю в это. Аминь. Я верю в то, что Слово говорит, а не в то, что говорят эти вот, все вокруг. Аминь. Мы верим в Слово Божье. Atnaujink savo protą. Būk budrus, melskis. Žinai, aš kalbu šiandien jums paprastus tokius dalykus. Bet jie yra labai svarbus. Jeigu tu nori pasikeitimų savo gyvenime, nebus pasikeitimų, jeigu tu taip važnai, nu gal kaip nors va čia kiti pasimels ir kažkas pasikeis, arba, nu va čia gyvaikštau bažnyčią, taip lyg tai čia būnu, čia bažnyčia, tai čia va gal va čia va. Jo, tu ateini į bažnyčią, kad išmok kovot, ar supranti? Kad išmok gyventi tikėjimu, kad išmokti būti drąsiu, kad išmok garbinti, melstis. Kad tapti ne žodžio klausytojų, bet vykdytojų ir būsi palaimintas. Dar paskutinį rašto vietą paskaitom. Kaip jūs gyvenat? Gerai? Aleliuja. Jūs tokie įdomus, aš jūs taip žiūriu. Paklausykite. Dar vieną rašto vietą paskaitysiu. Tiesiog norisi, kad mes suprastumėm, kad mes esame dvasiniai žmonės, randamės dvasiniai kovoj. Ir ko tu, kiek tu norėsi, tiek tu ir prabusi toj dykumoj. Kiek tu murmėsi, tai tu ir sėdėsi. O Dievas nori įvesti tave į pažadėtą žemę. Žiūrėkite, 6 skyriui. Efeziečiams laiškas. 10 eilutė. Pagaliau, mano broliai, būkite stiprus viešpatyje ir jo galybės jėga. Mužaitis, sako, я победил мир. Так? Efeziečiams 6:10. Atsiverskit visi šitą rašto vietą. Efeziečiams nėra. Efeziečiams 6:10. O kur jūsų šventas raštas? Visada atneškit šventą raštą, kai ateinate į bažnyčią. Būkit Kristaus mokiniai. Aš dabar skaitau jums. Pagaliau, mano broliai, būkite stiprus viešpatyje ir jo galybės jėga. Kaip tu gali būti stiprus jo jėga? Apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėt pasipriešinti prieš velnio klastas. Vėl velnias, vargšas tas velnias, ne? Kam tu turi pasipriešinti? Velniui. Tiesa? Tam tu turi būti apsiginklavęs ir būti stiprus jo jėga. Ale tas raštas kiek daug apie velnę kalba, ne? O mes taip gyvenam krikščionys, taip užmiegam, lyg jo nėra. Tiesa? Čiagi parašyta aiškiai. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Paklausykite toliau, paklausykite atidžiai.
Nes mes grūmamės ne su kūnu ir krauju, reiškia mes esame grumti, sutinkat su manim? Bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogo jėgomis danguje. Bažnyčia grūmėsi ir pergalė mums duota. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Yra dalykai gyvenime, tokie momentai, kai tau reikia tiesiog išstovėti. Nes tave nori numušti, jo? Kažkokios nuoskaudos, kažkokios apkalbos, kažkokios lygos, kažkokios nuomonės, kažkokios nesėkmės. Ir Dievo žodis sako, imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtume piktą dieną, yra piktų dienų, pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Dievas duos tau jėgų atlaikyti viską. Sakyk, atlaikysiu viską, nes Dievas duoda man jėgų. Atlaikysiu viską. Amen. Visus smūgius tu esi kovoj. Visą išstovėti. Kartais reikia išstovėti. Vat kaip kas boksuojasi, ne? Yra kova. Kartais būna toks stiprus varžovas, kai tau reikia tik stovėti, tu negali pulti. Ir čia visą Dievo ginkluotę, apie tai galėsim kažkada irgi mokyti, va tie, kurie apie maldą atvažiuoja moko, turi mokyti. Ir žiūrėkite toliau. O 18 eilutė, paklausykit bažnyčią, visada melsdamiesi dvasioje, visokiojopomis maldomis ir prašymų. Kada? Visada melstis reikia. Ne tik sekmadienį. Ištvirmingai budėkite malda, užtardami visus šventosius. Русском вертиме прочитав. Всегда, во всякое время молитесь всякою молитвою духом. Visada, visokių metų ir visokiojopomis maldomis. Štai į ką mes esame pašaukti. Kada bažnyčia pakils maldoje, pakils Dievo pažinime, tamsa grius. Amen. Tu turi suprast, kad Dievas davė tau valdžią. O čia visa ginkluotė aprašyta, kokia Dievas davė. Visada melsdamiesi dvasioje. Visada bažnyčia turi melstis. Pas mus yra rytinės maldos. Pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį. Trečiadienį pas mus malda prieš susirinkimą. Penktadienį pas mus vakarinė malda. Mes kaip bažnyčia, kada susirenkam, meldžiamės, Dievo dalykai vyksta. Amen. Ir asmeniam gyvenime, kai tu vienas meldėsi, irgi daug dalykų vyksta. Pats Jėzus labai daug melsdavosi. Todėl, broliai ir seserys, būkite stiprus jo galybės jėga. Ir žinokite, kad mūsų kova ne su kūnu ir krauju, bet su blogio jėgomis ore. Amen. Bet Dievas davė mums pergalę. Jisai davė mums ginklus. Jis davė mums valdžią. Mes galime trypti gyvates ir skorpionus. Kada ateina negalė, mes paimam Dievo žodį ir sakom, aš esu išgydytas Jėzų žaizdom. Kai ateina silpnumas, nerimas, aš sakau, Dieve, tu man davėjai ne baimės dvasią, bet meilės, jėgos ir sveiko proto dvasią. Aš paimu Timotėjų šitą vietą. Ромейчам irgi parašyta, kad Dievas, Бог нам не дал духа страха, чтобы мы жили в рабстве, но духа усыновления. Kada ateina baimė, kada ateina liga, kada ateina nerimas, kada ateina piktis, kada ateina skausmas. Ką aš pradedu daryti? Aš pradedu imu Dievo žodį ir jį kalbu ir garbinu Dievą. Lygiai taip pat Jėzus Dievo žodžiu buvo gundomas. Tiesa? Amen. Noriu jūs padrasinti, broliai ir seserys, kad jūs būtumėt stiprus ir drąsus. Jo galybės jėga. Мужайся, церковь, молись, церковь. Простирайся к Богу, церковь, и увидишь славу Божью. Амин? Мельскимės. Dieve, mes dėkojame tau. Так поступайте, 3:11. Послушайте, церковь. Так поступайте, зная время, что наступает уже час пробудиться вам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие света. Как днем
будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам, ни завистью, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Церковь, давайте облечемся в Господа. И смотрите, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Bet apsirenkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir netenkite kūno gaidulių, o rusiškam vertime, kad kūniškų rūpesčių nepaverskite kūno gaiduliais. Prabudys cerkva. Aliluja. Ir mažiau spręskite apie kitas bažnyčias, apie kažkokius... Žinai, tu prisimk atsakomybę už savo dvasinį storį. Kad tu būtum pilnas dvasios, pilnas žodžius ir kad tu mylėtum Dievą ir žmonės. Amen? Amen. Kad meilė būtų tarp mūsų. Dievas yra meilė, brangieji. Jeigu meilė yra tarp mūsų, Dievas yra tarp mūsų. Amen? Dar, žinot, susikabinkim dabar rankom ir melskite.